Taip, dabar reikia vakar dienos mano pačios užklausos dirbtiniam intelektui. Šiuo metu yra paskelbta priemonė kaimo bendruomenėm teikti paraiškas Žemės ūkio ministerijai. Ir, na, sakykime, netgi neskaičiusi paraiškos sąlygų, paklausiu dirbtinio intelekto, ką reikia žinoti, norint sukurti projektą pagal tokią priemonę ir nurodžiau adresą, kur yra tos priemonės aprašymas. Ir labai greitai man atrinko, kas gali pateikti paraišką, kokie vertinimo rėmai, kvietimai, ką reikia pateikti, kas gali dalyvauti. Tai yra, na, kelių minučių bėgė, man pateikta visa santrauka, ką turėtų padaryti kaimo bendruomenė, kuri norėtų dalyvauti tame rėmimo projekte. Tada antra užduotis paprašiau dirbtinio intelekto, kad pagal antrąją priemonę sudarytų šabloninį projekto planą ir pagal paraiškos struktūrą. Ir vėlgi iš karto, vėlgi ten 1 arba 2 minutės ir atrinko, kaip reikia pagrįsti projektą, kokia yra esama situacija, poreikio pagrindimas. Tai yra labai detaliai aprašė projektą ir tada belieka tik tai jau pasinaudoti rašant projektu, pagrindinant savo kaimo bendruomenės norais galbūt, kad na, tai būtų jau ne bendro pobūdžio, o jau suasmeninta ir atitiktų konkrečios kaimo bendruomenės norus. Tai netgi va tokiuose srityse, kur, sakykime, mes neturim patirties, neturim supratimo, robotai tie pokalbių gali mums labai pagelbėti. Na, dar viena, dabar jau pokalbių robotai, nors jie yra teksto redaktoriai, jie yra išpopuliarėję ir iš bet kurios nuotraukos kelių žodžių aprašymų pateikia įvairius niuansus, gali fonus išimti, gali perrengti, gali šaržuoti. Na, kartais, aišku, irgi reikia pasitikrinti, kažkodėl nusprendė dirbtinis intelektas, kad vasarą mano vyrui švarkas labiau tiktų renginyje negu marškinėliai, nors buvo labai karšta, bet vat jis taip nusprendė. Pokalbių robotai gali labai daug funkcijų atlikti, ne tik koreguoti tekstą, ne tik tai jį išversti, bet irgi sukurti vieną nuotrauką iš 2, netgi specialiai paėmiau nuotrauką, kurioje buvo gėlės ir jau su užrašu. Ir sėkmingai vietoj fono panaudojo gėlės ir tuos užrašus pritaikė. Galima, sakykime, padaryti nuotrauką vasarą ir paprašiau dirbtinio intelekto, kad padarytų žiemos vaizdą. Tai, na, padarė žiemos vaizdą. Aišku, ten tie gandrai ne į temą žiemą, bet na, ir medžiai apšarmuoja. Tai yra, galima keisti ten dieną, naktį, tarsi, kad tai yra pakankamai daug galimybių ir labai paprastai galima rašant paprastą žmonių kalbą paprašyti, kad pakeistų, apdorotų nuotraukas ir nebereikia jokių papildomų programų. Pokalbių robotus galima sąlyginai sugrupuoti į 2 grupės. Viena grupė tai yra Microsoft'o produktai, iš kurių populiariausias yra ChatGPT, Copilotas, kas naudojasi Microsoft Office 365 licencijomis, taip pat jie turi savo su Copilotu savo chatą. Ir antroji grupė tai yra Google produktai ir Google populiariausias pokalbių svetainė yra Gemini. Čia nemokamos versijos yra visuose ir tikrai rekomenduoju pradėti nuo nemokamų versijų, galbūt būna apribojimai ten kiekių, užklausų, kažko tai nedaro.
bet tikrai užtenka pradžiai, kol išmoksite dirbti, kol išnaudosit visas galimybės ir nemokamų versijų. Dabar pokalbio robotai tiek ChatGPT, tiek Gemini, jie yra labai apylygiai vienas su kitu ir būna priklausomai nuo naujos versijos išleidimo. Sakykime, praeitais metais, metų pradžioje ChatGPT buvo populiaresnis, turėjo daugiau galimybių. Gemini pavasarį išleidus naują versiją, jisai šoktelėjo gerokai į viršų. Tai vat, vėlgi čia yra ir dar skonio dalykas, kas įpratęs ar su kokia naršyklė dirbti, ar su kokiom programom. Visi pokalbių robotai atlieka daugmaž tą patį. Vėlgi yra, sakykime, ir naršyklės, apie jas truputėlį vėliau čia įdėta yra, ir yra Prompt Canon, kur užklausą vertina iš karto 10 skirtingų generatorių. Tai yra, mes duodam vieną ir tą pačią užklausą ir 10 skirtingų generatorių pateikia mums atsakymą ir tada aplamai labai greitai galime pasirinkti norimą mums priimtiną atsakymą. Ir kad ką dar gali daryti, nes visko nespėsiu parodyti, kas norės, galės tą padaryti, pasipraktikuoti ir namuose. Galima tekstą pačiam rašyti, galite rašyti su klaidom. Dirbtinis intelektas ištaiso ir parašo jau lietuviškai. Galite tekstą diktuoti, paskui parodysiu, kaip tą padaryti. Galite, sakykime, nufotografuojate ranka rašytą darbą, įkeliate į pokalbių langą ir paprašote paveikslėlį paversti tekstu. Tai irgi padaro be problemų. Galima paprašyti išversti į užsienio kalbas. Galima įkeltą tekstą paprašyti, kad jie tą tekstą perdirbtų pirmoko lygmenio. Tai yra supaprastintų tekstą, kad suprastų ir nežinantis ten kažkurių techninių kalbų. Galima paprašyti, kad parašytų jau akademinių lygmenių tą tekstą, tai yra paprastą tekstą, šiek tiek kilstelėtų į mokslinį lygį. Galime prašyti, kad tekstą paverstų struktūruotų sąrašų, tai yra ženklintų sąrašų, minčių žemėlapių, lentelėmis. Tai yra, galimybių yra labai daug, ką galime padaryti su pokalbių robotais. Dabar visuose pokalbių robotuose, tiek ChatGPT, tiek Gemini, tiek Copilot'e galime dirbti neprisiregistravus, tai yra anonimiškai, ir tą rekomenduočiau daryti, jeigu jūs dirbate viešoje vietoje, kaip sakykime, bibliotekoje, arba ne prie savo kompiuterio dirbate, tai pasinaudoti anoniminę versiją, nesiregistruoti, tačiau tada tas jūsų pokalbis, jis taip ir liks niekur. Išjungsite kompiuterį ir pokalbių robotas jo neprisimins. Jeigu jūs norite, kad pokalbių robotas išliktų tam, kad galėtumėte vėliau naudotis, tai turėtumėte prisiregistruoti. Į visus pokalbius, kaip ir visas internetinės programas, rekomenduoju nekurti naujų vartotojų, nes paskui labai sudėtinga prisiminti visus prisijungimus, o pabandyti prisijungti su savo turimo kažkokią paskyrą. Arba Google paskyrą turite, arba turite Microsoft'o paskyrą. Tai yra prisijungti per vieną iš kažkurių turimų paskyrų, tam, kad būtų mažiau prisiminti slaptažodžių ir vartotojų.
Dabar, kaip minėjau, kad, reiškia, jeigu tiksliai apsirašome į savo robotą, tai yra, kas mes esame, tada atsakymai būna labiau pritaikyti mūsų asmenybei, mūsų profesijai ir mūsų klausimam. Tai dabar, jeigu tai yra ChatGPT, tai nueiname į meniu punktą pritaikomumas, pasirenkame individualizavimas ir parenkame, kas mes esame. Moksliukas, ten įvairiausių yra pirmokas, tas, kuris ginčiasi ir taip toliau. Ir tada pagal tą stilių ir toną atsakymai bus orientuoti, jeigu aš pasirinkau moksliukas, tai man naudos daugiau mokslinių terminų. Jeigu aš pasirinksiu, kad aš esu šmaikštuolis, tai daug atsakymų bus įterpta šmaikštumo elementų. Toliau ten, kur yra pasirinktinės instrukcijos, vėlgi jas galima keisti, ne ties kiekvieną užklausą, bet jas galima keisti, jeigu pateikėte skirtingas užklausas. Aš prašau, kad jisai mąstytų nestandartiškai, papildyti atsakymą naujais faktais ir būdais, kad nekartotų to paties ir neatsikalbinėtų. Nes, vienu metu buvo, kai jis ten atsikalbinėja, to negali padaryti, nors žinau, kad jisai turi mokėti tą padaryti. Lygiai taip pat prie Gemini galime prisijungti pasinaudodami Google paskyrą, kad einam į Google paskyrą arba prisijungiame prie Gmail pašto elektroninio ir tada per elektroninį paštą, elektroniniam pašte, kur yra 9 taškiukai ir išsiskleidžiame, ten yra daug programų ir pasirenkame Gemini. Ir Gemini lygiai taip pat, kaip ir ChatGPT, galime aprašyti, kaip turėtų elgtis. Plus, dar praktiškai parodysiu, pokalbių laukelyje yra pliusiukas. Ir kada paspaudžiam ant to pliusiuko, tai mes gauname vaizdą, kokias programas galime arba programos įskipius galime pasirinkti. Tai reikėtų pasižiūrėti. Ir kaip sakiau, kad tekstą galime ne tik tai rašyti, bet galime ir įdiktuoti. Tai kada paspustelime ant mikrofono, tekstą galime padiktuoti. Ir irgi supranta, nebent nustatymuose bus ne lietuvių kalba. Tai tada reikėtų pasižiūrėti, kokia kalba yra nustatyta. Dabar jau atsirado galimybė ir grupiniam pokalbiam, ir laikinam pokalbiui. Tai kaip pradžioj minėjau, kad galima anonimiškai jungtis ir tada, reiškia, atsakymas ir mūsų klausimai bus visiškai neišsaugoti. Tai jeigu esame pasijungę ir norime, vis tiek kažko paklausti ir galbūt ten yra jautrių duomenų, kaip vardai, pavardės, telefonai, tai tada reikėtų įsijungti laikiną pokalbį tam, kad tos informacijos neįsimintų ir tos informacijos nenaudotų savo mokymuisi. Tai visuose pokalbių robotuose jau yra tas laikinas pokalbis. Ir jeigu yra žmogeliukas su pliusiuku, tai yra grupinis pokalbis, tai yra galima nurodyti, kad tame pokalbėje keli asmenys gali dalyvauti ir visi grupėje esantys žmonės, visi dalyviai matys visus klausimus
ir atsakymus, kuriuos pateikia pokalbių robotas. Taip, irgi va dabar čia ChatGPT vaizdas, jeigu paspaudžiu pliusiuką, tai galiu pridėti nuotraukų ir kitų failų, galiu, pavyzdžiui, pridėti didelį failą, įsakymą kokią nuorodą ir paprašyti padaryti man santrauką. Galiu pridėti nuotraukų, tai yra nufotografuoto, kad ir teksto, ir paprašyti, kad man paverstų nuotrauką, tai yra vaizdą, paverstų tekstu. Jeigu norime, kad čia jau moksliniam darbam arba kursiniam, kada rašom, arba kažkokį tyrimą į darbą darome, tai tada galima pasirinkti, kad gilesnis tyrinėjimas, tada atsakymų šiek tiek ilgiau ieško, bet ieško tada ir internete, ir bazės, ir taip toliau. Jeigu mes norime kažko išmokti, tai yra tokia funkcija mokytis ir treniruotis. Tai yra, šio meniu pagalba galima išmokti bet kokio dalyko. Atominės fizikos, ebrų meno arba dar kažkokio dalyko. Ir tada jisai pereina, tarsi, kad galim paprašyti, ruošiam su vaikais namų darbus ir nemokam ten antro Newtono dėsnį. Tai galime paprašyti, kad mums išaiškintų antrą Newtono dėsnį taip, kad suprastų 7 arba 8 klasės mokinys. Dar yra pokalbio, robotai turi projektus. Į projektą tai yra kaip aplankai. Jeigu kiekvieną pokalbį mes atskirai saugojame, tai kai kažką reikia surasti, kartais tampa sudėtinga, ypač kada daug pokalbių, tai galima susikurti projektus ir tame projekte saugoti to projekto medžiagą. Sakykime, ruošiuosi kelionę ir viską renku apie kelionę arba išvyką, tada visas nakvynės vietas, viešbučius, lankytinus objektus. Tai vėlgi pokalbiai gali būti skirtingi, bet juos sudedam į vieną projektą, tam, kad greitai galėtume surasti, ko mums reikia. Ir trečiasis pokalbių robotas, tai Microsoft'o Copiloto chatas. Vėlgi, jo veikimo principas yra labai panašus, kaip ir prieš tai mano rodyti chatas ir Gemini. Ir lygiai taip pat, reiškia, parametruose turim nueiti ir pasirinkti, aprašyti, kas mes esame ir kokiu atsakymų tikimės. Pavadėjimas šiek tiek skiriasi, jeigu čia rodžiau individualizuoti, tai šioje vietoje yra suasmeninti, personalizavimas, bet principas yra tas pats, kad mes turime nurodyti, kas mes esame, kokiu atsakymu tikimės. Taip, ir to irgi prisijungsiu, parodysiu, jau yra visokiausių galimybių ir su kiekviena diena galimybių vis daugėja, tai yra atsiranda papildomų mygtukų tam, kad žmonėm būtų parašiau, kad jau nebereikėtų rašyti užklausus, nebereikėtų diktuoti, o užtektų pasirinkti, ką mes norime daryti. Ir visuose pokalbių robotuose yra robotukai, kurie jau yra automatizuoti ir galima juos patyrinėti, galima patiem kurti, bet tai jau yra kito webinaro tema, tą parodys irgi išsamei, kaip sukurti, kaip naudotis, bet dabar galite tiesiog patyrinėti ir jie yra kategorizuoti pagal temas: rašymas, produktyvumas, išsilavinimas ir pačioje pradžioje yra sudėti populiariausi, tai yra galite pasižiūrėti, kokiu automatinių įrankių yra sukurta. Ir dar vienas praktinis darbas, čia vėlgi praktinis darbas yra tam, kad galėtumėte išsibandyti visas
pokalbių roboto galimybės, apie kurias galbūt na, patys net nesusimąstytumėte, kol nesusidurėte. Tai apie pritaikomumą rodžiau ir sakiau, kad tai yra personalizuoti reikia. Vėlgi, kad galite sujungti piešinukus, galite paprašyti nupiešti piešinukus ir aprašant detalės, galite sukurti netgi filmukus, judančius paveikslėlius, galite QR kodus galite sukurti, galite parašyti adresą ir jį vizualizuoti arba piešinuku, arba QR kodu. Tai yra galimybės na, įvairiausios. Santraukas daro ilgų dokumentų, didelių dokumentų, arba galite paprašyti, kad sukurtų santrauką iš kelių dokumentų, kelių įstatymų. Galite paprašyti, kad sujungtų kelis failus, nesvarbu, ar PDF jie yra, ar kitas bylos tipas. Taip pat galite paprašyti, na kartais reikia, irgi turim didelį dokumentą, bet mums reikia 1 ar 2 lapų. Tai taip pat galite nurodyti, kad išskirtų jums tik tai 1 ar kitą lapą. Ir dabar pereisiu prie praktinio, parodysiu praktiškai. Tuo minutėlę. Bendrinti. Ir taip. Vienas iš pokalbių robotų Chat GPT ir kaip minėjau, kad reiškia galima jo klausti ir neprisijungus, matot, galima pridėti vaizdus, dokumentus, prisijungti prie programėlės, taip pat galite mokytis ir padėk man atlikti namų darbus, paaiškink temą, sukurs mokymosi viktoriną. Skaidrės dariau prieš kokį mėnesį su Chat GPT ir tokio sukurti mokymosi viktoriną net nebuvo. Tai yra, na, tobulėja kasdien ir kasdien atsiranda kažko tai naujo. Taip, tai galima mokytis sukurti vaizdą ir jau norint sukurti vaizdą, jis prašo prisijungti, mes tuoj prisijungsime. Ir galime balsu diktuoti, nebūtinai rašyti, ką mes norime padaryti. Taip, ir dabar prisijungiu su Google paskyra. Taip, truputėlį lukterim, kol prisijungiam. Taip, ir kada jau prisijungiu, aš čia turiu mokamą versiją, kairėje pusėje matome, kad galim pradėti naują pokalbį ir kada spustelim pradėti naują pokalbį, tada atsirado, matote, yra dar ir papildomų ir gilus tyrinėjimas, kad jeigu norime kažką jau moksliško, apsipirkimo tyrimas, tai jeigu norime kažką nupirkti, galime užduoti, kad surastų kainas, palygintų, tai yra pačiam irgi jau nebereikia lyginti, kad ir techninių charakteristikų, jeigu daugiau, irgi, na, visokiausių yra pasirinkimų. Ir kairėje pusėje tai, ką mes darėme, yra mūsų vaizdai sukurti, tai, ką mes kūrėme. Toliau, čia yra mūsų vaizdai ir jau galime, kuriant vaizdą, patys aprašyti, kad sukurtų ten žaidžiančius kačiukus, piešinčius šuniukus. Galime pasirinkti kažkokį jau stilių ir pagal tą stilių jums nupieš ir atliks kažką, tai yra jūsų nuotrauka įkelta, gali stilizuoti, perdirbti, pagražinti. Galima vėl įvairiausių funkcijų, paversk mano butą pasakų knyga, pavaizduok augintinį kaip žmogų, na, tai yra visokiausių dalykų, na, ir šiaip laisva
laisvalaikiu ir galbūt darbu kai kurie dalykai yra pritaikomi. Toliau mano minėti jau automatizuoti robotukai ir kai pasirenkame tyrinėti, tai vėlgi jau čia jų yra begalės ir galime išsibandyti, prie visų yra aprašymai ir pagal kategorijas galima pasirinkti vienus ar kitus. Taip ir mūsų išsaugoti pokalbiai irgi yra kairėje pusėje ir jeigu norime atversti tą pokalbį, tai tiesiog ant jos spragtelime ir turime tą pokalbį. Čia mano minėtas apie projektus, kaip ką reikia žinoti, norint pateikti paraišką kaimo rėmimo fondui kaimo bendruomenėm. Jeigu pokalbis yra jau nebereikalingas, tai galima jį pašalinti. Jeigu kaip tik pokalbis labai reikalingas ir kad man nereikėtų jo toli ieškoti, tai galiu prisegti pokalbį ir jis tada visą laiką bus viršuje. Galiu jį perkelti į kažkokį projektą. Kaip minėjau, kad projektas tai yra kaip aplankas vienai temai. Taip, ir jeigu turiu grupės pokalbį, tai irgi galiu jau tą projektą, nors aš jį pradėjau tą pokalbį vieną, galiu pasidalinti ir su grupė ir tada matys visą susirašinėjimą, visa grupė žmonių. Jeigu noriu pakeisti nustatymus, tai vėlgi įvairiai, čia GPT yra apačioj, Gemini berods viršuj bus, pasirenkame savo vardą pavardę, pasirenkame nuostatas arba pritaikomumą ir nuostatose šiuo atveju, tai ką rodžiau, individualizavimas ir tada nustatome, apibrėžiame, kokiu atsakymų tikimės. Nes irgi buvo toks atvejis, kad ruošiau medžiagą mokytojam, paskui ruošiau medžiagą verslininkam ir mokiniam. Ir atsakymų man reikėjo skirtingų ir tada rašau, kad aš esu mokytoja, ten aš esu 7 klasės mokinys, ten parengta. Tai gal 3 ar 4 dieną man rašo, tai tu apsispręsk, ar tu verslininkė, ar tu mokytoja, ar tu mokinys. Na ir tada jau prieš rengdama užduotis, naujas užklausas, tai pasirinktinėse instrukcijose jau pakeičiau, kad jeigu esu verslo rengiau užduotis, tai čia pasirinkau, kad vis tik esu verslininkė, jeigu rengiau mokytojam ir ten jiem su specialiųjų poreikių ten mokiniam, kaip užduotis diferencijuoti, tai tada pakeičiau, kad vis tik čia esu mokytoja. Taip. Ir užsiėmimas apie mus, tarsi, kad galim parašyti, kaip mes mėgstam, kad mums pateiktų atsakymus įvairiausius. Kas turi mažų vaikų, yra tėvų kontrolė. Kas dirba vieną paskyrą turi, sakykime, šeimoje ir dirba keli žmonės. Tai galime sudaryti tvarkaraščius ir kiekvienas naudotojas apsirašo, kas jis yra, tam, kad, irgi pokalbių robotas neišprotėtų. Google vėlgi labai panašiai, ikonėlė gal šiek tiek skiriasi, laikinas pokalbis, jeigu ChatGPT buvo ten rutuliukas, tai čia yra kvadračiukas. Bet irgi pokalbiai yra kairėje pusėje, viską, ką mes darėme, jeigu norime pakeisti, tai kaip ir minėjau, čia jau reiškia, mano inicialai yra viršutiniam dešiniajam kampe. Nueinu į paskyrą, galiu pakeisti paskyrą, galiu irgi aprašyti, ko norime. Ir taip pat, jeigu yra pliusas, galiu įkelti failus, nuotraukas, užrašus iš užrašų knygelės galiu įkelti, galiu parinkti, kaip jisai galvos, arba greitai galvos, tada mažiau dokumentų tikrins, ar jisai mąstys, arba dar kažką tai darys. Lygiai taip pat yra mikrofono ženklelis, paspaudus mikrofoną galime jam tekstą sudiktuoti. Ir kaip minėjau, kad
daro viską mūsų patogumui, kad aš galėčiau čia parašyti arba padiktuoti, kad sukurk vaizdą, bet man jau įdeda mygtuką. Ir tada, kad man dar nereikėtų galvoti, galiu pasirinkti, sukurti akvarelio stiliaus kažkokį atvaizdą, dar kažką galiu padaryti. Taip, tai vat visa kita yra taip pat. Ir trečiasis Microsoft Copiloto. Tai pokalbiai lygiai taip pat yra kairiai pusėje ir galiu paversti tekstu. Kažką bandžiau, pasirenku pokalbį ir paversti tekstu. Norėjau prikabinti paveikslėlį, bet jo neprikabinau. Ir tada jis jau man sufleruoja, kad ką aš norėčiau paversti tekstu. Nuotrauką, PDF dokumentą, garso įrašą, rankraštį ar tiesiog tekstą, kurį reikia pakeisti. Tai yra, vat, jeigu ir nesupranta, arba aš netiksliai pateikiu komandą, tai manęs prašo patikslinti. Lygiai taip pat kaip ir kituose pokalbių robotuose, ten, kur yra pliusiukas, galiu pridėti, prikabinti kažką, nusiųsti, yra garsiakalbės, galima kalbėtis. Taip, ir naujas pokalbis. Taip pat jisai manęs jau klausė, šito vietoj Copiloto pokalbių robotas labiausiai yra išvystytas automatizavime. Tai yra daugiausiai turime mygtukų, ką galime padaryti. Ir paspaudus mygtuką daugiau galime labai daug jau gatavų raginimų, ką galime paprašyti, kad mums padėtų padaryti. Tai ir patobulinti esė, ir sutelkti dėmesį, ir įvairiausių dalykų. Ir jie yra raginimo galerijoje. Taip, bibliotekoje yra mūsų sukurti failai visi. Jeigu norime ieškoti, tai paieškos laukelis. Jeigu trūksta vietos, tai paslinkame juostą, ją sutraukiame. Jeigu norime juostą vėl atstatyti, tai pasirenkame išplėsti naršymą. Taip, tai dabar grįšiu prie skaidrių. Raginimai. Kas yra raginimai? Raginimai tai yra užklausos arba kažkodėl pasimušė. Raginimas, užklausa arba promptas tai yra lygiaverčiai terminai ir prigėja ir promptas tai yra iš anglų kalbos ir užklausa yra raginimas galbūt mažiausiai, bet kada verčia jau patys robotai, tai vis tik vartoja žodį raginimas. Ir šitoje vietoje yra tokia auksinė frazė, kad dirbtinis intelektas myli konkretumą, kaip katė myli dėžę. Tai jeigu mūsų kačiukai mėgsta slėptis dėžėse, tai dirbtinis intelektas labai myli konkretumą, kad klausimai būtų užklausos, raginimai būtų konkretus. Ir dabar yra keli būdai teoriniai, kaip turėtume pateikti užklausą, kad gautume maksimaliai išsamų, maksimaliai teisingą atsakymą. Vienas iš jų tai yra formulė 4P, kad visas užklausas reikia pradėti veiksmažodžiu. Tai yra mes sakome, surask, išrink, detalizuok, supaprastink. Tai yra, ką turi nuveikti. Galime paminėti kontekstą, kad aš esu mokytoja, esu verslininkė, arba tu dabar dirbi kaip patyręs architektas. Galime pateikti pavyzdį, ypač tinka su dokumentais. Jeigu turim kažkokį dokumento pavyzdį ir mums reikia sukurti panašų, arba jeigu turim mokiniam viktoriną ir man reikia panašios. Versle, ten turiu vieną verslo planą, jisai puikiai veikia, tai pateikiau, kad pagal tokį verslo planą sukurk man naują, pagal tokias šiuo metu galiojančias
nuostatas arba šiuo metu ten vykdomą pasiūlymą. Ir pasiūlyti formatą, tai yra kaip atgal turi pateikti, kad turi pateikti kaip tekstą, kaip paveikslėlį, kaip lentelę, kaip minčių lietų ir taip toliau. Na ir parekomenduoti toną, jeigu aš, sakykime, rengiu projektą, tai man ten nereikia šmaikštumų, man reikia, kad tai būtų oficialiai, griežtai, dalykiškai. Ne? Galima kažkurį, jeigu ten paprasta užklausa ar ne, kad pateik autobusų grafiką, tai galbūt kai kuriuos dalykus ir praleisime. Tarsi, kad, kontekstas nesvarbu, ar aš esu gydytojas ar verslininkas, jeigu man reikia autobuso grafikų, tai man reikia autobusų grafikų. Antras angliškas terminas yra kod, tai va ten jau praleidžia kelius žingsnius, bet irgi pati užklausa prasideda veiksmažodžiu, kad sugeneruok, pateik sąrašo arba lentelę ir papildyk arba pasitikslink prieš pateikdamas galutinę užklausą. Trečias, ir čia toks lietuviškas, yra kas, ką turi padaryti, kam turi padaryti ir kokiu būdu pateikti. Tai yra, čia jau nurodom veikėją, tai yra kas, dabar tu esi ten architektas, projektų ekspertas, turi ką padaryti, turi sukurti projektą kaimo bendruomeniai ir kokiu būdu, reiškia, užpildyti formą arba pateikti lentelėje. Ir ketvirtas, tai yra tas būdas, kada mes turim kažką padaryti, bet neturim žalio supratimo, kaip tai yra daroma. Pavyzdys, man reikėjo parengti techninį projektą mokyklai statybų remontui, pagal tą techninį projektą būtų vykdoma viešasis pirkimas. Ir jeigu aš ten kažką suklysiu, kažką netaip paskaičiuosiu, tai tai bus piniginiai reikalai, piniginės baudos. Ir tada paprašiau dirbtinio intelekto, kad išvardink, ką tau reikia žinoti, kad galėtum parengti techninį projektą, kaip pavyzdys aktų salės. Taip tada pateikė netgi ten visus galiojančius STR-us, nuorodos į higienos nuorodas ir taip toliau. Be abejo, reikia tikrinti, nes kartais prisigalvoja ir nebūtų įstatymų, ir nebūtų straipsnių ir taip toliau. Pasitikrinom, bet viskas buvo gerai. Ir tada, ką jiem liepiau, ką jisai surašė, kad reikia ten žinoti plotą, tą, 3, 4, 10. Parašiau, kad pagal dabar savo pateiktus atsakymus sukurk man techninį projektą, remiantis ten pateiktais brėžiniais, remiantis galiojančiais statybų reglamentų įsakymus ir taip toliau. Ir ką parengė? Puikiausią planą. Tai va, ten arba jeigu, sakykime, kokio renginio planą reikia parengti ar scenarijų ir jūs nežinote, nuo ko pradėti. Dabar šiek tiek apie, reiškia, promptus užklausas naudojam, sakau, kuo konkrečiau klausime, tuo konkretesnį atsakymą gauname. Tačiau kartais, ir tie universalūs promptai mums padeda, kada, prašome, sakykime, supaprastinti tekstą, ar jį struktūruoti, kad būtų lengviau skaityti. Taip pat yra naudojami neigiami promptai, tai yra, ko jisai neturėtų daryti, kad nenaudoti ten techninio žargono, neįtraukti subjektyvių vertinimų. Tai yra, atfiltruoja atsakymus, kurie netinka pagal mūsų užklausą. Bet, kartais, kai per daug nufiltruoja, tai irgi nebūna gerai. Vieno iš pirmųjų skaidrių, kai kalbėjau apie prompt Canon, kad galima, kai jis vienu metu naudoja 10 šaltinių, 10 paieškos generatorių ir tarsi pats atsirenka kokius ir atsakymai yra
apačioje parodyti atsakymai, tai iš tikrųjų netgi su to tas pats modelis duoda skirtingus atsakymus. Ir bet kokiu atveju, sakau, juos reikia tikrinti. Naujovių mėgėjams siūlau pabandyti Perplexity naršyklę, kuri vėlgi tarsi pagal vartotojo klausimus ieško informacijos internete ir grąžina, jo atsakymai būna pateikti irgi struktūruoti ir plus nurodo šaltinių nuorodas. Tai yra tam, kad mes galėtume patikrinti, ar prisigalvoja, ar tai yra iš tikrųjų realios svetainės. Dabar, kada naudojamės pokalbių robotais, yra didelė tikimybė, kartais, kad ar užsimiršę, ar netyčia, ar kopijuodami iš vieno teksto į kitą, galime pateikti jautrius duomenis. Jautrus duomenys tai yra žmogaus vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamoji vieta, ten dar kažkas tai. Tai, kad nuo to apsisaugoti yra programėlė Safe.ai ir Safe.ai ir ši programa, tarsi, kad veikia su taip, aš pabandau, veikia su Chrome naršyklė ir veikia su visais pokalbių robotais ir kada taip, veikia Chrome naršyklėje, kaip minėjau, ir veikia su visais pokalbių robotais. Ir kada atsidarote šį puslapį, užtenka paspausti pridėti plėtinį ir plėtinys bus automatiškai pridėtas jūsų naršyklėje. Tai verta susinstaliuoti pačius savęs saugumui tam, kad nepasidalintume jautriais duomenimis. Tai tiek šiandien apie dirbtinį intelektą. Ir primenu, kad tai yra antrasis jau webinaras. Pirmasis buvo apie individualią veiklą, individualios veiklos ypatumas. Ir jų bus 20 per 2 metus įvairiausiamis verslui tinkamomis temomis. Ir skambinti gali visi verslininkai ir besiruošintis jais tapti. Tačiau tik Jurbarko miesto gyventojai gali dalyvauti šiame projekte, dalyvauti seminaruose, mokymuose ir prašome kreiptis nurodytais telefonais į Turizmo verslo informacijos centro darbuotoją Rasą ir Jurbarko krašto verslininkų sąjungos atstovės Liudmila ir Vilma. Ir dėkoju visiems už laiką ir dėmesį. Ir tie, kurie yra smalsūs, žingeidūs, čia nurodžiau keletą nemokamų kursų, jų ten yra labai daug, galima pasirinkti, kurie nori išgirsti ir patys jau savarankiškai pasižiūrėti apie dirbtinio intelekto įrankius, jų vėlgi yra labai daug, visų yra neįmanoma aprėpti, bet jeigu yra noras, tai Sint.ai svetainėje yra ir daugmaž visos naujos programos ir kas atsiranda naujai yra sudėta adresu futuretools.io. Tai ten visą laiką galima pasižiūrėti, sakykime, kokios dabar vaizdo redagavimo programos atsirado, ar projektų rašymo, ar dar kažkas. Tai smagaus jums naudojimo, kilus klausimam. Aš vedu kursus ne tik tai apie dirbtinį intelektą, bet ir Microsoft įvairiausiam programom, verslo valdymo. Tai prašome kreiptis nurodytais kontaktais, tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Ačiū už dėmesį ir iki kitų susitikimų.